Atėjo laikas gaminti maistą. Kviečiu susitikti su puikia mama ir jos pasiūlymų vaikų valgiaraščių. Skanaus. Rubriką remia Kauno grūdų įmonių grupė. Nuo lauko iki stalo. Sveiki atvykę į laidos Padėkime augti rubriką Gaminame vaikams. Šį rytą turime ypatingą svečią, kuris pas mus atvyko su ypatingu receptu, skirtu vaikams. Kadangi taisyklė byloja, mūsų laidoje viešnia arba svečias privalo būti mama arba tėtis, pristatau jums mamytę Kotryną Kirdeikytę. Stilistė, įvaizdžio dizainerė, renginių organizatorė ir dar galima turbūt daug vardinti viso to, kuo tu užsiemi. Taigi, Kotryna, sveika atvykus į mūsų laidą. Labas, Matai. Prašau, papasakok, ką mes gaminsime, kokį patiekalą ir kokių ingredientų mums šįryt reikės. Šiandieną bus įdomi vištienos variacija, ji vadinasi vištienos žagarėliai. Taigi šiam patiekalui reikės kilogramo vištienos krūtinėlių, 2 didelių gražių baklažanų, garnyrui mes imsime ryžius, ryžių prieskonius, gaminsime sveikuolišką jogurtinį česnakinį padažą ir darysime tokio rytietiško tipo sveikuoliškas gaives agurkų salotą su sezamo sėklytėmis. Vištieną sudame į indą, užpilame grietinę ir palaikome bent 10 minučių. Vištieną sumarinavom, palaukim 10 minučių, kol jinai bus paruošta kepimui. Ir dabar reikėtų paruošti baklažanus, juos reikia supjaustyti pailgomis juostelėmis, po to apkepti keptuvėje. Į baklažanus mes vyniosime vištieną. Apkepti juos reikia tam, kad vyniojant jie nelūžtų. Kiek aš žinau, tu turi mergaitę, ar ne? Taip, aš turiu dukrytę, Urtę Mariją, 7. Ir aš galvą dedu, kad jinai baklažanų tikrai nevalgo. Na, matai, yra įvairiausių būdų, kaip tos vaikus apgauti ir naudingas daržoves ar vaisius pateikti kitokiu būdu. Supratau, kadangi mano kulinariniais sugebėjimais nebijoji, tai duodi patį atsakingiausią darbą. Tikrai taip. Apkepinti baklažaną. O dabar liko vienas paskutiniųjų potėpių, tai yra vištieną susukti į baklažaną ir būtinai persmeigti smeigtuku, kad neiširtų, teisingai? Teisingai. Reikėtų skardą pašlakstyti šiek tiek aliejumi ir galima juos perkelti jau čia tada Donatai į skardą. Kaip matote, mūsų žagarėliai vištienos paruošti ir juos belieka pašauti į orkaitę, tą mes dabar ir darysime. O kol vištiena keps, virsime ryžius, taip, kaip garnyrą ir darysime gaives agurkų salotą su sezamo sėklytėmis. Vištieną reikia kepti 180 laipsnių temperatūroje ir kepti apie pusvalandį. Pagaliau gavau rimtą užduotį.